kaip čia dabar pasakyt, nuo mažytės labai jau buvau Dievo baiminga. Pamaldė, norėjau būti vienuolė. Mama juokėsi, kad tokių nepriima. Kodėl, sakau, nepriima, sako, nu tu neturtinga. Ha? Gerai, o paskui mokytis labai buvo malonu, nes mokytis buvo lengva, o namuose reikėjo sunkiai dirbti, nešti vandenį iš toli, nešti malkas. Ir labai dažnai nenueidavau į mokyklą, bet vis tiek buvau tokia matematikė daugiau. Nu, paskui netyčia, draugė, aš norėjau buhalteriją studijuoti, mokytis iš 7 klasių, bet ten nebuvo bendrabučio, draugė sako, nu tai einam kartu su manimi, paskui namo pareisim. Tai jinai pasiėmė dokumentus į pedagoginę ir kadangi mes dviese buvom, abiem davė po vienodas popierius. Mes juos užpildėm, paskui ta draugė mano Tamara sako, tokie laikykime egzaminus, nu tai jau kas čia tau atsitiks. Va taip netyčia išlaikiau egzaminus, o paskui 7 metus mokyklai padirbau. Pirmutiniai mano mokiniai buvo už mane metais, 2, 3 metais jaunesni tik tai. O kai reikėjo savo vaikus auginti, tai niekaip nebuvo galima į darželį, į lopšelį, kur padėsi abudu. Nu, taip viena patarė taip dirbti į darželį ir tada vaikus priims. Taip. Ir taip pradirbau 28 metus vaikų darželiuose.